Labutis visiems, taigi dar kartelį noriu parodyti jums, kokias dovanėlės ruošiu į swap boxą. Dėžutė, kaip matote, bus tokia, kaip sakant, nuo batų dėžutė. Va, balta tokia, paprasta. Na kągi, imu nuo viršaus ir tiesiog rodysiu, kokios dovanėlės. Čia yra 2 šokoladai iš Cadbury, Dairy Milk. Čia vienas yra su Daim gabaliukais karamelės šokolado. O kitas yra Cadbury Milk su Oreo sausainiais, vienu žodžiu. Taigi toliau matome atvirutę. Na, kažkaip sugalvojau nupirkti atvirutę ir tiesiog parašyti ačiū, tiesiog, kad, nežinau, tiesiog, kad turėjau galimybę keistis dovanėlėmis. Tiesiog tokia nuotaikinga padėkos atvirutė. Va, kažką parašysiu viduje dar. Tiesa, kam įdomu, tai keičiuosi su mergina iš Lietuvos, merginos vardas Gintarė, bendravardė, ta prasme vardas toks pat kaip ir mano. Ir mes mainomės už 50 €. Šiaip tai čia didžiausia suma, už kurią aš esu kada nors mainiusis. Nesu mainiusis už 50 €, šiaip daugiau negu už 50 €. Tai va. Čia toliau vėl saldainukai tokie visokie, Swiss Collection. Na, toliau matome The Body Shop vitaminas E, Ice Cube, tai čia kaip akių kubelis vadintųsi, tai prasme gaivinantis akių dalykas toksai. Na, vienu žodžiu, kaip yra, mergina, su kuria mainausi, manęs prašė, kaip sakant, kažko nuo akių, paburkimo, kad kaip paburkusios akis būna pakiai, vat kažkas, vat, kad, ta prasme, pakių odai. Ir iš tikrųjų šitas labai iš tikrųjų vat ir turėtų padėti su šia problemėlė, nes rašo, kad atgaivina pavargusias akis, sausas linijas, dry lines rašo, eye bags kaip tik vat rašo, vat pakių maišelius ir dark circles, ta prasme ir pajuodusius pakius taip pat sumažina. Na, nežinau, tik manau, kad turėtų padėti, nes ir kaip vitaminas E, žinome, jį kaip antioksidantą, tai turėtų būti neblogas. Na, nežinau, pabandysiu jums parodyti, kaip čia atrodo viduje. Viduje jis atrodo štai šitaip. Toksai vat nedidelis, toks, nežinau, mielas rankose laikyti iš tikrųjų toksai. The Body Shop, šiaip 4 gramai, tik tais jo. Šiaip jis 4 gramai, bet šiaip ir jis nėra pigus, galiu pasakyti. Kiek jisai? 15 € kainuoja. Tai va. Na, bet vienu žodžiu, tikiuosi, gal tiks ir patiks. Norėjau galbūt išrinkti iš La Roche-Posay arba iš Vichy kažką tokio, kokį kremuką. Bet kažkaip pagalvojau, šitokio net nesu bandžius, nežinau, bet iš tikrųjų taip pat turėtų būti turbūt neblogas. Bus įdomu išgirsti apie jį atsiliepimus, ar patiko, ar ne, ar kaip. Taigi, toliau. Kas liečia akis, tai dar antra priemonė akims, tai yra, jau čia veganiška, kaip sakant, nupirkau 100% natūralų akių serumą. Taigi, iš firmos Skincare. Ir taigi, taip pat galime pažiūrėti, kaip čia viskas atrodo. O atrodo štai taip. Toksai vat, nenoriu sumaišyti, kad čia yra ne akių kremas, o yra tiesiog serumas. Tai va, galbūt galėtų pasitepti su serumu ir po to panaudoti šį vat akių kubelį. Taigi, toliau čia tokia kaip suveniriuką sugalvojau, taip tiesiog surišau čia bantuką ir taip va tokį suveniriuką. Šratinuką, tušinuką ir pakabuką ant raktų. Toliau, 3 žvakutės. Sakė, labai patinka žvakės šiai merginai. Ir, na, žvakių kvapai tai yra nei gėlių, nei vaisiniai, tiesiog tokie, kaip galima sakyti, žemiški ir tokie vat kvapai.
Tai rašo Warm Spice, šilti, kaip sakant, prieskoniai. Toliau Honey Glow, medaus atseit spalva kažkokia, glow, šviečia. Ir Egyptian musk. Tiesiog va, toksai. Ir spalvytės tokios gana suderintos, tokios va, visos spalvos, tokios rusvos, šviesesnės, tamsesnės, labai iš tikrųjų tokios rudeninės spalvytės. O kvapai labai švelnus tokie. Taigi toliau, čia tokį kvapuką dar įdėjau, tokį, kad toks vanilės kvapas, toks maišelis, čia tiesiog pasikabinti gal į spintoj galima, arba tiesiog aš čia įdėsiu jį, kad svaboksas kvepėtų ir viskas. Toks, taip sugalvojau. Toliau, kas čia dar? Nagų lakas. Toliau kremas rankom, vadinasi Yes to Carrots. Taip, atseit taip morkoms. Drėkinantis rankų kremas, 97% natūralūs ingredientai. Na, čia yra su morkom ir su šį bateriu. Čia viską rodo. Nežinau, nesu bandžiusi aš. Jisai yra cruelty free, jis veganiškas yra. Man, galima sakyti, man tai yra svarbu iš tikrųjų, tai kiek galiu, kiek įmanoma, tai perku, kad būtų nenaudota ant gyvūnų, netestuota, tai. Taigi, toliau pora kaukyčių, viena su creamy coconut, o kita super fruit mud. Štai tokios iš Montage Genies. Kas dar čia? Na ir 3 paskutinės dovanėlės, tai būtų taip. Iš Isadoros šešėliai, eyeshadow paletė su mirror ir applicator inside. Tai yra su veidrodžiu ir šepetėliu viduje. Štai spalvytės tokios, nežinau, ar čia galite matyti, aš atidaryti neatidarysiu, nes viskas yra gražiausiai užklijuota, tai taip jau tikrai nenuplėšiu, negaliu parodyti jums. Bet vat, kaip kokios čia spalvytės, tai va taip, vadinasi 59 numeriukas, Creamy Nudes. Tai labai fainos iš tikrųjų spalvytės, nuo tamsiausios tokios, vat, iki šviesiausios, labai tokia, man atrodo, einanti paletė tokia, kasdienai ar šventį, net nežinau, tik man atrodo labai visai nebloga paletytė. Taigi, toliau taip pat iš Isadoros tušas All Day Long Lash, Super Easy Removal, atseit lengvai nusivalo, Isadora, spalvytė Black Brown 23. Taigi, ir toliau taip pat iš Isadoros, tokį komplektuką, viskas iš Isadoros. Isadora, lūpų dažai, lūpų dažas, 111, Water Rose, vandens rožė. Ir čia kaina yra likusi 13,25, bet net nežinau, čia taip prilipinta ir aš nenoriu čia plėšyti, nes bijau, kad nuplėšiu tą visą plėvelę dar. Tai nežinau, tai turbūt aš taip ir paliksiu, net nežinau, ką daryti čia su ją. Na kągi. Na štai norėjau parodyti, kaip dovanėlę supakavau, kaip paruošiau dėžutę jau. Dėžutę įklojau su žvaigždutėm tokį tą tissue paperį. Vietoj kirminėlį dėsiu štai iš praeitų boksų, kur buvo šitos tokios putos. Ir biškį tokio popieriuko dar buvo, popieriuko to buvo likę iš kito dar bokso, vienu žodžiu. Toliau, kaip matote, panaudojau popierių, kurį buvau pasilikusi nuo praeitos bokso, kažkurio iš praeitų. Tai va, panaudojau visai, iš tikrųjų beveik visom dovanėlėm užteko to popieriaus. Va, prašau, ir žvakutės, ir kosmetika, kremukai, viskas yra tušas, va, viskas supakuota. Ir dar saldainių dėžutę supakavau taip, raudonai. Tai va, ir dar keletas dovanėlių. Va, čokoladus tiesiog taip, su bantuku perrišau ir dar keletas dovanėlių yra nesupakuota. Tai va,
Taigi atvirutę parašiau, įdėjau voką jau viską. Na kągi, kaip tik tavo paina ant viršaus. Ir dabar galima jau uždėti popierių. Va. Na kągi, dėsiu dangtelį ir viskas.